Sekmadienis Lietuvoje Seimo rinkimai, o eteryje jums dirba LNK žinios. Ačiū, kad žiūrite. Aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Grinis su sportu. Ir štai ką matysite. Lietuva renka naują Seimą. Pagal grožį renkate? Aišku, pagal grožį. Pažiūrėkit mano vyrą. Rinkimų rytą sudrumsti alkoholis. Rokiškyje visiškai girta rinkimų komisijos narė. Moteris pripūtė beveik 3 promilės. Jausmas buvo tas, kad aš tiek įpučiau, nes man rankas uždrebėjo, aš kažkaip tikėjausi, kad nebus tų tokių skaičių, tikėjausi. O Širvintų rajone irgi neblaivus vyras balsuoti atėjo apsiginklavęs. Ir netgi grasino žaisliniu pistoletu, turėjo antrankius ir kėlė sumaištį. Rinkėjai ryte buvo labai vangus. Pavarga turbūt šiemet tiek rinkimų. Bet popietė įvyko lūžis ir balsuojama aktyviau nei prieš 4 metus. Neburbuliuoko balsuok. Aš sugadinsiu biuletenį, aš duosiu balsą, kad neįvyktų šie rinkimai. O štai merai prieš Seimo rinkimus susimojo bausti viengungystę ir siūlo Lietuvoje įvesti viengungio mokestį. Manau, kad sąmyšis tikrai tarp jaunų žmonių tikrai nemažas kiltų. Tiems tenberniams sakau, kebra, o kur dedat pinigus? Sunkus laikai dėvėtų drabužių rinkai. Priežastys net kelios, bet didžiausias paradoksas, kad Lietuvoje dėvėtas drabužis neretai brangesnis nei naujas. Tai čia panešioti rūbai, o turgui tai nauji ir turgui pigiau yra. Milijardieriui Elonui Muskui vėl pavyko. Pirmą kartą istorijoje erdvėlaivį iškėlusios raketos sėkmingai grįžo ten pat, iš kur pakilo. Lietuva renka naują Seimą. Pagrindinę balsavimo dieną savo valią jau išreiškė beveik 36% rinkėjų. Dar beveik 11% balsavo išankstiniuose rinkimuose. Kaip visuomet, per rinkimus netrūko ir pažeidimų bei incidentų. Nuo visiškai girtų rinkimų komisijos narių iki balsadėžės vartančių stebėtojų ir žaisliniais ginklais bei antrankiais mojuojančių rinkėjų. Rokiškyje nesklandumai prasidėjo 7 ryto, vos atidarius rinkimų apylinkę. Viena komisijos narė jau 7 ryto į savo darbo vietą atėjo girta. Vėliau policija jai nustatė net 3 promilės girtumo. Ji buvo nušalinta nuo darbo, paleista blaivytis namo. Jos vietą niekas neatėjo dirbti, tiesiog tą darbą pasiskirsto komisijos nariai. Ir ką ta buvusi komisijos narė dabar iš rinkimų nebeužsidirbs, o pradirbs.